Zender Evo naujuosius rekuperatorius. Tai yra ne visai naujas įrenginys, kai kas turbūt atpažįsta, rinkoje anksčiau jie buvo kaip Sibir prekių ženklo įrenginukai. Apskritai įrenginys sukurtas apie 2 metus jau. Taigi, žinau, gerai girdit? Ai, dabar jau Viskas gerai, ok. Taigi, Zender Evo įrenginukai yra 3 dydžių pas mus rinkoje. Tai yra Zender Evo 2, 3 ir 4. Tai atspindi jų srautą. Tai 2 yra iki 200 kubų per valandą, 3 iki 3 ir atitinkamai 4 iki 400 kubų per valandą. Kadangi kalbėsim tik tai apie lubinius įrenginius, retai tai būna, kad kalbėčiau apie tokią siaurą įrenginių gamą. Dažniausiai bėgama ir kalbam apie visus 20 modelių. Taigi kalbėsim tik tai apie lubinius. Ir gal pagalvojau, reikėtų išsiaiškinti pagrindinius kriterijus, svarbiausius renkantis lubinį rekuperatorių. Jūs kaip didžioji dauguma montuotojų tikriausiai turite savo prioritetus. Tai tiesiog galvojau, tariausi su ChatGPT ir nusprendžiau, kad yra maždaug 6 pagrindiniai kriterijai, kurie turėtų būti svarbiausi. Ir paskui pasižiūrėsim, ar tie kriterijai sutampa su mūsų įrenginuko parametrais. Taigi, koks galėtų būti pirmas kriterijus, pradedant galvoti apie vėdinimo įrenginio pasirinkimą? Pavadinimas, kad Zender. Iš tikrųjų. Ir kaina dar. Iš tikrųjų, tai patikimas gamintojas, taip. Tai vienas iš tų kriterijų, kur tiesiog montuotojas, jūs galvojate, kad norite klientui gero pastatyti tinkamą įrenginį, kad patikimas brandas būtų ir užtikrintai veiktų. Tai taip pat įtakoja ir jūsų darbo kokybę. Taigi, Giedrius laimi 1 tašką. Sekantis kriterijus, kas galėtų būti, čia išgirdau iš tikrųjų išmatavimai tikriausiai, jo. Nes jeigu renkamės lubinį įrenginį, greičiausiai tai labai taupo vietą. Dėl to įrenginį dedam ant lubų, kad neprarastume nei 1 kvadrato patalpose. Ir dažniausiai ta patalpa būna ganėtinai maža. Tai vonios kambarys, sandėliukas, koridorius ir panašiai. Kitas aspektas, visada klientas arba kliento žmona dar dažniau sako, kad man nenuleiskit lubų. Jo? Taigi, tinkami išmatavimai. Geriausias variantas. Tai va. Tai Pakeisiu žmoną paprašiau. vienas svarbiausių. Taip, tai reiškia visai neblogai man čia sekėsi spėlioti. Prioritetus. Klausimas, ką lengviau žmoną rekuperatorių pakeisti? Turbūt rekuperatorių. Taigi, bet geriausiai išsirinkti tinkamą įrenginį iš pat pradžių. Taigi, išmatavimai yra tikrai labai svarbu. Trečias, patogus montavimas. Tai čia manau, kad prioritetas yra jums, kaip montuotojams, kad montavimas būtų lankstus, lengvas, patogus ir kad neturėtumėt to jausmo, kad sunku keltis ryte, nes šiandien reikės montuoti šitą įrenginį, kur praeitą kartą vos išvaržos negalvau. Taigi šitas įrenginukas turbūt šitą irgi patenkins. Ketvirtas dalykas, geri garso parametrai. Argi taip nebūna, kad sumontuotas įrenginys neleidžia klientams miegoti ir tada skamba telefonas iš ryto atsikėlus, klientai skundžiasi, kad įrenginys veikia per garsiai. Tai manau irgi montuotojas užbėgdamas už akių šitai problemai iš karto galvoja, rinkdamasis įrenginį, kad įrenginys veiktų kuo tyliau. Tai tikrai svarbus parametras. Drėgmės grąžinimas jo svarbu, bet čia iš tikrųjų dabar jau kaip standartas yra, jau mes net negalvojam apie negrąžinančius drėgmės įrenginius, tai vienareikšmiškai svarbu, bet šitą dalyką paliekam kaip nutylėjimą. Tai vienareikšmiškai drėgmės grąžinimas yra visose mūsų įrenginiuose. Valdymo galimybės. Valdymo galimybės pažymėjau dėl to, kad kartais žmogus nori turėti
spalvotą ekraną, kartais iš vis neturi laidų nusivedęs, vis tiek reikia valdymo kitose patalpose, jau įsirengęs į patalpas ir pamiršęs laidą. Tai tas irgi svarbu. Kartais pasirenkamas įrenginys vien tik dėl to, kad jisai turi spalvotą ekraniuką. O įrenginio modelis nesvarbu, tai tikrai irgi su šito dalyku susiduriu. Paskutinis dalykas, kitos funkcijos, tai papildomos bypassai, visokie kitokie privalumai, kuriuos irgi aptarsime. Taigi. Esminės nėra. Esminis kas? Koks? Uždirbt galima. Maržą. Jo. Mes apie maržą Ne nekalbam. mažo, kad uždirbt galima ar ne. Jūsų maržą rūpinasi Dispex, pardavėjai. Nesakau, esminio klausimo nėra. Jo, ne, šitas irgi nutilėjimas vienareikšmiškai marža turbūt lieka. Taigi grįžtam prie žinomo gamintojo ir susijęm visus šitos veiksnius su mūsų įrenginukais Evo, Zender Evo, nepaslaptis, kad šitie įrenginiai gaminami Ispanijoje, neseniai įsigytame Zender fabrike, tai yra Siber fabrikas, kuris kaip Zender nusprendė, kad įrenginiai atitinka mūsų standartus ir įsigijo šitą gamintoją ir puikiausiai prekiaujame dabar šitais renginiais visoje Europoje. Taigi, žinomas gamintojas, vienas žinomiausių gamintojų Italijoje ir Ispanijoje, Siber, taipogi užtikrina, kad įrenginys tikrai atitiks visus kokybės standartus. Tinkami išmatavimai. Taigi, labai svarbus dalykas, iš tikrųjų, Evo 2, Evo 2 yra vienas ploniausių įrenginių, klubinių įrenginių 200 kubų galios rinkoje. Tai jo storis siekia tik tai 21 centimetrą anksčiau. Taip, jos realiai dydis toks pat kaip kolektorinio, jo? Kiek kolektorinės 20? Kiek? 19,5. Tai mes turime vieną lygį su kolektoriais. Anksčiau vienas ploniausių buvo įrenginių Klimos, tai jo storis 28 cm. Tai kaip matome dabar 21 cm tikrai ženkliai plonesnis įrenginys ir tikrai tai gali būti vienas iš tų esminių dalykų, dėl ko klientui gali tikti šitas įrenginys būtent, o ne kažkuris kitas. Nes lubas jau nuleisime pusę sprindžio mažiau. Taipogi Evo 4, kaip matome, įrenginiai yra atrodantis identiškai, tik tai Evo 4 yra šiek tiek didesnis įrenginukas ir jo storis siekia 27 cm. Vis tiek jisai yra plonesnis negu Klimos įrenginukas, tačiau tai yra 400 kubų įrenginys, kuris gali aptarnauti iki 200 kvadratų namą su garažu. Kiek vartotojų? Ne. Išėjimai vienas. Labai didelio garažo. 100. Išėjimai yra 125 vidus, bet mes neskaičiuojam, mes skaičiuojam išorę. Nes iš pačio ventiliatoriaus išėjimas yra... Mauno sortą ant laukio, o ant tarpinį. Jo, tai apie šitą apkalbėsim, bet šitas diametras vidinis nėra svarbus, nes jis yra labai arti ventiliatoriaus. Pačio ventiliatoriaus išėjimas yra dar mažesnis, tai oras nuo ventiliatoriaus tik tai plečiasi, tai čia yra trumpas slėgio padidėjimas, bet tai normalu visuose įrenginiuose. Netgi 700 kubų įrenginiuose nėra 200 išėjimo. Pradžioj kanalas būna ženkliai plonesnis. Konfaventė būna 400, lubinė 200. Taip, ant pačio išėjimo. Bet yra 10 skilutė 400 kubų. Jo, tai pačiam įrenginiai oras juda ženkliai plonesniais kanalais. Įrenginio ilgis 1,10 m 400, 1,20 m 400 ir 1,10 m 200 įrenginuko. Jeigu kalbu apie 400, tai lygiai tie patys parametrai tinka ir 300 įrenginiui. Giedrius yra? Yra. Jis jau išėjo. Kadangi Dispexas jau beveik pusę metų pardavinėja Evo įrenginukus, tai gal Giedrius pasakys, kurių daugiausiai pardavėt? 3, 2 ar 1? Filtrus kaip išėjo. Ar 4? Labai sunkiai filtrai siema.
Reikia žinoti slaptavimą. Taip, parodys. Paploti, pakton, ką daryti. Jo, paskui. Turbūt daugiausia, bet čia visų panašiai. Jo, Visų. Ir trečiukai palygiai. puiku. Ok. Patogus montavimas. Ką reiškia patogus montavimas? Na, su standartiniais, aš galiu lyginti su savo įrenginiais Klimas renginukas, ne? Paulas patogiausias. Kodėl? Jo. Tai kaip? Ne, šitas įrenginukas yra kitaip. Jo, Paulas yra standartinis lubinio įrenginio montavimas dėl to, kad turi 4 laikiklius. Vieni montuoja tiesiogiai su varžtais prie lubų, kiti leidžia su ilgasriegiu. Šitas įrenginys yra visiškai kitaip montuojamas. Jisai turi lanksčią montavimo, kaip sakant, lanksčias montavimo galimybės. Turim tokius laikiklius. Įrenginį gauname tokioj dėžėj, kur kitoj pusėje jau yra numatytos skylės gręžimui, trafaretas tiksliau pavadinas, ne? Ir mes galime montuoti 2 tipais. Jeigu mes norime glausti įrenginį prie pat sienos, tarkim šonų, mes laikiklius galime tvirtinti ant įrenginio galų. Tai reiškia, įrenginys bus prisiglaudęs prie sienos, mes vėl taupome sieną ir bus ženkliai patogiau pakabinti. Jeigu norime montuoti išilgai, galime montuoti išilgai. Laikikliai yra su specialiais antivibraciniais silent blokais. Kaip lietuviškai vadinasi? Kaip? Tyliaisiais blokais. Antivibraciniai laikikliai, kurie montuojasi, kaip ir minėjau, per galus arba per šonus. Ir įrenginys tiesiog būna užkeliamas ir užkabinamas ant lubų. Tai nereikia užkėlus įrenginį sukti ilgasriegio, kaip darom su Klimos įrenginuku. Jo, bet reikia. Paula irgi taip pat kabina kaip Paula. Ne, šitas kabinasi užtvirtinus laikiklius, jisai užsikelia ir tiesiog užsistumia ant laikiklio ir jisai prisiveržia. Tai jisai ženkliai patogesnis montavimo būdas. Jo. O tai nėra nuo sienos, atsiprašau, jokio atstumo, grinai priglaust prie sienos galima jį? Jo, galima iš tikrųjų prie sienos glausti visas 4 pusės, nes kas liečia patogų montavimą, tai kaip matote yra antgaliai, čia yra išskirtinumas šito įrenginio, visi 4 antgaliai gali būti pasukami 90 laipsnių kampu, tai mes atsukę 2 varžtelius galime šiek tiek praplėsti įrenginį ir pakeisti pusę, į kurią žiūri atvamzdžiai. Tai reiškia, kad mes galime šitą pusę glausti prie sienos, šitą pusę ir aną pusę. Kodėl? Čia gipsininkų problema. Paskui mums skambina perkabinai, rekupą, nes mes netelpam. Galbūt idėja, kad reikia kitokių liukų, ne? Arba Armstrongą kabinti. Jo. Buvo, žinai, gipsas ir tada turi būti vietos gipsui, o turi viskam. Reikia tikinti, kad jiem reikia apsargų. Jo, kadangi renginys yra pakankamai gražus, tai galima pabandyti tikinti klientą, kad nereikia jokių lubų. Jo, tiesiog renginys. Liukas 200. Taip. Kam zenderį kabina, taigi nieks nematys, kad pas jūs zenderis. Jo, teisingai. Pultelė. Turi būti net revizinės durelis, tai turi vis tik. Jo. Taigi visokių variantų yra. Tai iš tikrųjų, taupant vietą, tai įrenginys yra ženkliai patrumpinama montavimo vieta arba patalpos dydis, jeigu mes pasukam ortakius. Tarkim, ortakiai laukiniai gali žiūrėti šonus ir renginys glaustis prie lauko sienos, tai mums reikės tik 2 alkūnių, kad išeiti į lauką. Tai tikrai gali būti stiprus pagelbėjimas situacijai. Ypatingai, kai patalpos nėra tokios didelės ir ten papildomam alkūnėm tikrai nėra vietos. Tai šitas variantas yra tikrai vertas galvojimo. 4 dalykas, dėl ko montavimas yra patogus, kas yra labai stipriai apgalvota, lyginant su kai kuriais kitais įrenginiais rinkos, kad ortakis
visi 4 ortakiai yra iš karto 160 diametro ir turi tarpines ir yra pakankamai nutolę, pakankamai ilgi, kad mes galime prie jų tiesiai montuoti ortakį tiek lauko, tiek vidaus. Ortakis susijungia per tarpinę, stovi standžiai ir mes neturime jokio šalčio tiltelio, nes kas dažnai būna, jungiam per vidinę movą, laukinis ortakis kažkiek pasikreipia ir tarp movos, tarp įrenginio ir laukinio ortakio atsiranda tam tikras tarpas, per kurį kondensatas laša, būna tas kondensatas bėga į įrenginį, pro įrenginį, drėksta, nesuprantam, kas čia darosi, o iš tikrųjų va tai va už movos, netgi pakreipus ortakį mes turime visišką sandarumą ir jokio šalčio tiltelio. Tai visose 4 pusėse ir ant abiejų įrenginių yra toks pat tvirtinimo atvamzdis 4 pusėse ir jisai, kaip mato, tikrai tvirtai laiko ir užtikrintai įrenginį. Tai netgi čia vat servizistas šiandien pasakojo vienam atvejį, nuvažiavo 375 įrenginys buvo ir rado tiesiog išpūstus iš įrenginio ortakius. Ir įrenginys toj pačioj patalpoj suko visą orą. Tai su šituo įrenginiu šito dalyko nebus, netgi nepritvirtinus, tiesiog užmovus, ortakiai tikrai laikysis, nes tarpinė yra dviguba, jokio šalčio tiltelio, kaip minėjau, tai tikrai palengvina jūsų montavimą. O laikas irgi pinigai turbūt jo. Skaičiuojas kiekvienas sutaupytas pusvalandis, tai papildomas pusvalandis namuose. Geri garso parametrai irgi, kaip sakėme, yra svarbu. Kas yra montavęs šitą įrenginį? Tomas? 4. Esat paleidę? Esu. Ir kaip garsas, ta prasme, lyginant su standartiniais įrenginiais? Šiaip čia turi 2 pliusus. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Tik daug. Aukštis, Taip. jo ir tylumas. Taip. Bet minusas kaina. Kaina visada minusas, kol neuždyka būna. Kas nori kokybę, tas ir moka. Kas paleidžiant, tai va garsas, ką dar išaiškino dėl to šilumokaičio atitirpinimo, kad jisai įsijungia, atsišildyti. Jo, jisai turi kitokią atsišildymo funkciją, kuri bus neužilgo pakoreguota, labiau tinkančia mūsų sąlygom, bet šiaip, kas liečia servizą, tai mes šiek tiek skirtingai galim prisijungti prie šito įrenginio negu prie Zender įrenginių. Zender įrenginiai ganėtinai konservatyviai užblokuoti, mes nieko negalim valdyti šitą įrenginį, mes galim valdyti visus parametrus, tiesiog galim jungti su kompiuteriu ir keisti, kas klientui nepatinka ir matyti visas problemas ir jas greitai spręsti. Tai va, tas irgi yra servizo patogumas. Tai garso parametrai skaičiais iš tikrųjų yra ženkliai geresni negu vidutiniai rinkos tokių pačių įrenginių, bet skaičius, kaip žinot, ne visada yra tikslinga žiūrėti. Dažniausiai tikrus skaičius, tikrą patirtį rodo, kai mes paleidžiam, pamatom, sužinom, tada pasitikim, nes popierius dažnai meluoja. Kiekvienas skirtingas gamintojas turi savo sertifikavimo būdus ir skaičiukai gali būti gražus, bet kai reikia parodyti klientui, kaip veikia įrenginys, kartais papuoli tiesiog į bėdą. Tai šitie įrenginiai tikrai veikia tyliai, jau patikrinom, montuotojai patenkinti, klientai irgi džiaugiasi. Čia karo šitie ventiliatoriai yra Zenderio ar čia tos Silvio? Ne, čia Zender, visi Zender gaminių ventiliatoriai yra IBM PAPS gamybos, vokiški, tačiau šito ventiliatoriai yra angliški. Torin Sifan tokia įmonė yra. Jo, bet ne ukrainietiški panašiai. Jo, čia pas mus Lietuvoje dar nėra ne vieno brendo, kuris turi šitos ventiliatorius. Tai ventiliatoriai yra geri, turi pastovaus srauto palaikymo funkciją, ką vėliau aptarsim. Kas yra svarbu, dėl ko tylumas yra išgaunamas, kodėl to garso tiek nėra, tai yra keli dalykai. Tarkim, lyginant su kitais rinkos įrenginiais, kartais matot, įrenginys yra visas iš EPP, tai prasme neturi jokio korpuso. Šitas įrenginys, jeigu
priekį nuimtume, pamatytume, kad šitas priekis sveria apie 10 kg. Tai yra tikrai storas. Visas svoris, kur Jo, visas svoris yra va šituose metaluose, bet tas metalas iš tikrųjų yra labai svarbus, kad įrenginys veiktų tyliai, kad korpusas nespinduliuotų garso. Kitas dalykas, kas yra svarbu, kai kurie gamintojai taupant šitos kaštus, ventiliatorius deda iš viso be korpuso. Šitam įrenginyje ventiliatoriaus korpusas ne tai, kad plastikinis, jisai netgi yra metalinis. Tai reiškia, visas ventiliatoriaus skleidžiama garsą sugeria metalas ir oras yra tiesiog pučiamas su mažiau garso į patalpas. Tai dar vienas dalykas, dėl ko įrenginys veikia tyliau. Ok, valdymo galimybės. Tai irgi yra toksai išskirtinumas šitiems įrenginukams, dėl to, kad visi įrenginio originalūs valdikliai yra jungiami be laido. Tai va, turime, tarkim, standartinį Evo Sense pultelį, su kuriuo galim programuoti įrenginį, matyti visus parametrus ir taip toliau. Jisai ganėtinai, va, iš po Samsungo paskaitos ganėtinai skurdžiai atrodo. Juokingai. Jo, bet yra kaip yra, tai turime tokį valdiklį, tai šitam valdikliui reikia tik tai paduoti 220 maitinimą ir jisai su įrenginiu susijungia bevieliu ryšiu RF-u, tai veikia labai stabiliai ir labai toli. Ir labai lengvai. Jo, 2 mygtukus paspaudus, per 5 minutės nuo įrenginio jungimo į rozetę mes sujungiam įrenginį su valdikliu ir valdiklis veikia. Viskas. Taip pat turim eko variantą, kas irgi iš tikrųjų kartais aktualu yra, galim ir papildomai pajungti, tiesiog toksai valdiklis, kuriam net nereikia privesti elektros, įdedam batareiką, su kuriuo jisai veikia 2-3 metus ir mes jį galim nešioti po namus, kad ir už 100 metrų jisai valdys įrenginį. Tai nereikia jokio laido, nereikia net maitinimo. CO2 daviklis, taipogi bevielis, jam reikia tik maitinimo, 220. O Karoli, tai su laidu galima irgi jungti tą kaip 375? Jo, šitas turi tik tai maitinimui viskas, jisai susijungęs per RF ryšį. Ir drėgmės daviklis, kas yra įdomu, jisai veikia nuo batareikų. Įdėjus 2 batareikas irgi veikia porą metų, tai jį galima keisti vietas namuose, tarkim, nepririšti prie vienos vietos, galima laikyti vonioj, tiesiog kartais pasikeičia poreikis, į kitą vonę pernešti ir panašiai. Ir turim tokį invazinį valdiklį vadinamą, kurį naudojam ne tik tai su Evo, naudojam ir su praktiškai visais Zender įrenginukais, tai čia yra toksai universalus valdiklis, kaip ir vadinasi multi-control. Tai su šituo valdikliu jau reikia daugiau šiek tiek laidukų, reikia paduoti 12 voltų ir 3 po 1,5 kvadrato kabeliukus, jau turbūt schemą šito valdiklio pajungimo visi žinot, bent jau su... Pusantro neįkišit į kontaktą. Ant galiuko galima uždėti. Jo, kaip priklauso. Jo, kaip savo, jei darom kaip savo. Jo, susuki trečdalį laidų nukerpi, jo, tada važiuoji. Jo, tai va, tai galima netgi pajungti 3 šitą multi-control valdiklį, su kuriuo mes ne tik tai valdysim įrenginį, bet ir galėsim turėti programėlę, per kurią valdysim įrenginuką. Tik tai minusas toksai, kad iš tikrųjų multi-controlas jisai pačio įrenginio nemato. Jisai nemato įrenginio smegenų. Jisai tik tai įrenginiui duoda signalą, per kurį įrenginys supranta, kad reikia jungti 1, 2 arba 3 greitį. Viskas. Tai klaidų mes per šitą negalim matyti. Jei norim matyti klaidas, mums reikia šito valdiklio. Taip. Arba prisijungti tiesiog su kompiuteriu. Tai dėl to, kad šitas valdiklis yra universalus. Klaidas galime su šituo valdikliu matyti tik tai Q serijos įrenginį, nes jau valdymas vyksta per CAN protokolą. Neužilgo turėsim moduliuką, kuris įgalins jau appsą. Appsas bus įgalintas per Zender appsiukas ir šitas moduliukas jau yra, tik tai skaitmeniniai reikalai vyksta, tai kažkoks cloudas kūrimas. Tai turėsim šitą irgi neužilgo. Jeigu reikia Modbuso, KNX-o, taip pat yra
priedai, bet šitie dalykai ganėtinai retai yra naudojami. Taigi, okay. Kitos funkcijos. Aukšta filtravimo klasė. Šie įrenginiai turi analogiškus filtrus, kaip ir turi visi Zender įrenginukai. Zender labai rimtai žiūri į filtravimą ir filtrai tikrai yra labai aukštos kokybės. Įrenginys, kaip ir priklauso, turi srautų palaikymo funkciją. Tai yra labai geras dalykas, kas montuodavot ir montuojat klimos įrenginius, tai žinot, kad jei klientas skambina ir sako, kad įrenginys veikia ant maksimumo ir nesivaldo, tai reikia pasikeisti filtrus. Tai šitas įrenginys turi lygiai tą pačią funkciją. Jeigu kemšasi filtrai, jisai kelia srautą ir sulygina srautus. Tai tas, manau, vienas pagrindinių dalykų, vienas pagrindinių pliusų, dėl ko reikės mažiau klausyti kliento skambučių ir žinoti, kad tikrai užtikrinamas visas oro kiekis, kurio mes norim, kad patektų į namus. Entalpinis šilumokaitis, kaip kolega minėjo, kad entalpinis šilumokaitis yra privalumas, tai taip, šituose įrenginiuose entalpinis šilumokaitis, kaip ir visuose kituose Zender įrenginiuose, visada yra montuojamas. Aišku, yra galimybė nusipirkti įrenginį ir ne su entalpiniu šilumokaičiu, tačiau mes skaitom, kad su neentalpiniu šilumokaičiu tai įrenginys šioks toks galvos skausmas. Jo. Yra kondensato nuvedimai, kaip ir kitose įrenginiuose, nes tas pats įrenginys gali tapti ir neentalpinis. Arba kitas atvejis, jeigu klientas turi baseiną, turi, nežinau dėl moteris, bet akvariumas, jo. Arba gyvena labai mažom bute ir turi 4 vaikus, tai irgi dažnai reikia kondensato nuvedimo, nes labai daug drėgmės namuose būna sugeneruojama. Ne, tiesiog dušas praktiškai neįsijungia ir to užtenka, kad nespėtų grąžinti drėgmės. Estetiškas dizainas, tai įrenginys yra ganėtinai gražus, kas sutiks, kas nesutiks, ko nereikalas, bet... Ne, tai jau nusprendėm, kad nebeslėps daugiau. Jo, galima neslėpti, tikrai pasistengta, nudažyta, geras korpusas ir pultelis kaip visada. Auto režimas įrenginiam. Jo, vokiečių principas yra praktiš, kvadratiš, gut, tai jie vis dar toliau šito laikosi. Tam pultelį? Kuriam? Tam pagrindinė pultelį. Klimaso? Mes per jauni. Yra dar blogesnių variantų. Tai jau geriau tas su skaičiukais tai buvo. Ne, tai ne tai, kad blogas, tiesiog jeigu tiek metam, tai turbūt tobulas iš karto sukurtas. Ištobulintas jisai. Ir jau nėra kur tobulėti, dėl to vis dar tokius pačius leidžia. Ir kodėl, yra ir su skystųjų kristalų ekranėliu klimos, bet pernai tik 2 nupirko. Reiškia, niekam nereikia, o su tuo gražiu pulteliu, kur visiems patinka, kur net ekrano nėra, kiek ten, 500 gal. Visi vaidina, kad labai nori. Kaina visada motyvuoja. Kaina motyvuoja ir iš tikrųjų panaudoji, supranti, kad įrenginys vėdinimo yra kaip šaldytuvas. Tu gali ten ekraną pridėti, bet tu tik tai atsidarysi duris ir uždarysi viską. Bet žinokit, parduodam visada taip pasakau, ar dar bus labai gražus pultelis ir rodau. Ir tada dažniausiai pusė kliento tai jau eina, jau viskas okei. Tai sako, kažkoks keistas, sako, konservatyvus dizainas, bet labai gražus. Vokiškas dizainas. Tobulas iš karto. Dar papildomas funkcijos, tarkim, kaip mažiem dušimtiniam įrenginiam ne visada būna integruotas bypassas dėl vietos taupymo, tačiau šitam įrenginyje yra bypassas, tai šiek tiek pagerina vėsinimusi galimybės vasaros vėsiais vakarais, jisai veikia automatiškai, galima ant pultelio nustatyti temperatūrą, kada atsidarinės bypassas. Mantas nori paklausti ar per telefoną galima valdyti. Per telefoną galima valdyti kol kas tik tai su multikontrolu. Jis dar salės, kad Samsungo laimėjo. Čia man. Jo, bet neužilgo turėsim. Yra opcija, kad jeigu tu Androidą turi, tai bus vokiečių kalba, jeigu tu turi Apple, tai bus anglų kalba.
Bet tas pats bus kaip ir semoje. O jeigu seoja, tai Nuo telefono. Ja. Aš kiek turėjau, viskas man veikia pagal telefono kalbą. Bet Bet ten nesunku, ta prasme, jeigu tu turi žmogus Google Lensą, įsijungi Google Lensą, nu tai išsiversi per tą vokiečių kalbą. Ten ne problema. tai du telefonus reikia turėti. Jo. Ten nesunku, bet nu, tiesiog toliau. Jeigu turi vokišką rekuperatorių, reikia vokiškos kalbos mokintis, ne? Reikia vokiško telefono. Logiška. Europos Sąjungos visi reikalavimai turėtų būti lietuviški. Mes greičiausiai klientam kartu su rekuperatorium duosim du